Pagalvojau, padarysiu video duonos gamybos. Čia aš matuosiu miltus. Mano miltų maišelis kuklus. Čia paskui bus mėlėm ir dar įdėsiu savo raugo. Tai va, darysiu focaccia duoną. Nu va, tai dabar biškį laukiu mėlės, kol tam suaktyvės. Čia jau su raugu ir prieskoniais. Galvoju įdėti šitų sprinklsų. Pažiūrėt, kas gausis. Bus konkursinis gal, jei gausis. Tai va, šita šla jau paruošta ir jinai dabar čia biškį liesiu aliejum, kad nedžiūtų bekylant. Uždengsiu. O, dievuliau. Uždengsiu rankšluosčiu ir paliksiu iki rytdienos. Tai sekantis žingsnis ryte. Štai turim tiek iškilusią tešlą normaliai po to gnituliuko vakar. Ir ją perkelti į blėką ir dar palaikyti kelias valandas. Nes jinai dabar subliukš. Po to vėl kilstels ir tada jau kepti. Duonutė su kažkokiais tai zuikiais, spalvotais, visokiais rutuliukais eina irgi kepti. Tai va, focaccia iškepta. Aš ją gal dar apliesiu pienu. Bet jo, kažkas tokio. Bus labai įdomu pažiūrėti, kada jau ataus, kaip viduj visi šitie ornamentai atrodys. Na kągi, tai ta duonytė ant viršaus šitie visi pabarstukai jie matosi, bet viduj tešlos, man atrodo, jie visi ištirpo ir nieko panašaus nebesimato. Gali rasti saulėgrąžų, bet ne pabarstukų. Anyway, valgoma. Tai va, tai duonos antras dublis, nes ten gavosi visiškas kažkoks nesąmonės su spalvom. Tai čia tiesiog ta pati tešla, tas pats metodas, tik tai su dažais. Man atrodo visai gausis pagaliau. Na va. Prapjoviau duoną ir absoliučiai patenkintas rezultatą. Absoliučiai vaivorykštinį gavos. Okay.